Taigi šitas bamžas keliauja į kirpyklą, bet prieš 12 vlogo pradžią noriu pranešti tai, kad sekantis video bus Q&A, Questions and Answers. Tai prašau paklausti manęs klausimų, kas jūs domina. Prašau neklausyti tų klausimų, kiek uždirbu, kiek ūkis dirba hektarų, kaip aš čia atsiradau, nes šitą viską papasakosiu. O jeigu kažkas kitas domina apie ūkį ar kažkokie bendri klausimai, tai prašau klauskit, bus atsakyta. O dabar galite pradėti žiūrėti mano šviežiai iškeptą 12 vlogą. Prisiminiau. Pakeičia liūdesį į judesį. Labas rytas iš 12 vlogo pradžios. Taratatata. Zdaro, visi ryte sveikinasi, keliam visiems ranką. Labas rytas. Ką? Kokios savaitgalio naujienos, kokios savaitgalio veiklos buvo? Šiaip nieko nebuvo baisiai, ten, žinai, kažkokia, kad ten baisiai, žinai, labai jau. Rytinis pasisveikinimas su mažyte. Ko mums reikia? Nieko nereikia. Važiuojam. Pažiūrėkit, kaip gražiai sukrovėm viską. Tušti bareliai, bareliai. 4 maišai su džagais. Daugiau lyg nieko nėra. Jo, varam priduot. Ale šaibų daugausim, kai depozitą priduosim. Aik tu sau, kiek šaibų gausim. Tai atidavėm bambalius, depozitą, pakrovė dar pilną paletę chemikalų. Kiss my lips, apocalypse. Džandirikų šiandien ras jardę nėra, bet yra dičkis šakinis traktorius Fordas. Tai su juo ir iškrausiu. Bro, can you shut the fuck up for a little second, eh? You're too noisy for the Monday. Nežinau, ar čia stogu. Nesieksim, na. Žiauriai nenoriu stumt čia aš. Atvažiuosim jei ką su mažiuku, nes nėra vietų čia su šitam dideliu. Džerikeniuką, benziniuką. Oi, koks lengvas. Sunkiai įmiau kaip. O čia toks lengvas. Tai pripirsim džerikeniuką, benziniuką. Sutvarkėm dar papildomas dėžes, kas buvo išnaudota per savaitgalį. O dabar šokam į mašiną ir varam truputį panuodyt gauferių. Vėjų nėra, tai gal pavyks kažką parodyti jums ir kažką caktelt.
701 lauką baigiam. Nelabai pavyko ką nušauti iš tikrųjų. Klištas ginklas žiauriai, reikia sureguliuoti. Bet nuodus išbėrėm, viskas ok. Varom į kitą lauką. Skambinsim Alsui, paklausim, kur toliau varyti, nes kažką minėjo, kad į 702 dar irgi reikia nuvaryti. Ready to roll! Ką tik vieną golferį pat mašinos. Bet žiauriai sutaškė, tai žinokit, neraudysiu tikrai, atsiprašau, bet tiesiog į galvą pataikiau ir visa galva nunešta. Tai žiūrim, ką Milesas mum atsiuntė. Turim 701 lauką. Ir this is the spots. Tai esam dabar grinai čia. Tai palei šitą kampą yra golferinas ir po to viskas toliau. Tai varom. Cypoje girdžiu kažkur, bet nematau. Žolė žiauriai apaugus. Matau. Eik tu nari, koks didelis. Pabandom, nagi pyslaut. Nežinau, ar kas matysis šaiką. Dingo, man atrodo. Žinot ką? Aš jį gerai matau, pabandom atsigult. Atsiprašau, kad nieko nemato dabar. Bet tuoj pamatysit. Pataikiau. Jo, pataikiau. Bet matot, įbėgu į lizdą. Nieko gero. Neišėjo parodyti vėl. I'm sorry, guys. Unloadinom rangeriuką. Važiuoja. Kam kyla klausimas, ar ginklu moku naudotis? Taip moku. Kariuomeniai šitas bičiukas tarnavo. Savanorius buvau. Vienur kitur yra, tai dar... Oi, tu namas, nenoriu būti baisiai nemandagus. Prieinam arti prie lizdų. Nėra. Tai va, šitokius golferius turim. Šitas gan didelis jau. Atsiprašau, kam nemalonu žiūrėti, bet žiūrovai prašė parodyti, tai golferiai čia yra kaip žiurkės Lietuvoje. Daro didelę žalą ūkiam ir pačiom kultūrom, tai arba nuodijam,
Nu, arba čia visi nuodyja, arba šaudo. Tai, nu, sakau, prašė žiūrovai parodyti, tai rodo visą medžioklės procesą. Ir turim, ką turim. Saugiklis, ginklai į šoną ir varom biškį poizoną įmest. Einam patikrint. Headšotas. Galva ištaškyta visiškai. Tai užtaisom dabar, nes tik 4 ar 5 buvo likusios. Ginklas oksidžemino. Ну давай наставляй. Turime vieną. Mikrofonas išsikrovė šiandien po intensyvaus naudojimo ant Action 5. Tai žodžiu, prišaudėm golferių, šiandien baigiam darbą, yra 6 beveik. Sutikau dar Adrianą ir Jill and Adrian. Tai dar jų niekad nebuvau sutikęs. Tai čia jie kaip tik turi sodo namelį, kemperį. Tai prasimetėm keliais žodžiais. Tai fainiai visą laiką pakalbėti su naujais žmonėm. Jo, sakė, kad sugrįšiu dar čia ir aplink jo namus pašaudyčiau. Nesakė, kokia 20 golferių, 20 skylių. 20 skylių ar 20 golferių, nepagavau. Tai galbūt dar rytoj važiuosi čia pasibaigt, nes sakau, nuodai baigėsi ir žiūrėsim, ką rytoj galima čia nuveikti, ar rytoj irgi varysim poisonin, ar ne. I don't know, žiūrėsim, sakau. Tai lekiam namo ir jei ką iki rytojaus, o dar jei ką prisiminsiu, tai dar susitiksim. Kol kas sakau čiau. Labas rytas, antrodienis. Tai neįsiplėsiu. Šiandien vyksim į tą patį lauką pasibaigti ten, kur vakar pasibaigėm. Viskas čia, manau, aišku jums. Gerai sudėlioti žodžiai. Išmok lietuvių kalbą, Justai, dolvojo, bet tu. Ryža barzdė. Duchas pasliednas. 999, waiting for the XL. I tossed my pen, want my wishes and I wish you well. I can't breathe, I'm waiting for the XL. Tossed my pen, want my wishes and I wish you well. Still not lie. Nieko negaištant maišom nuodus. Pažiūrėkit, kokį pieniuką nusipirkau. Rožinį pieniuką. Jie sakė, kad nusipirkti rožinį. Maišom su kviečiais. Visą laiką bandom pripilti pusę ir trečdalį su... 3 dalis dalinti į pusę ir maišyti su štai tokio poison boteliuko. Tai jau. Su Rangeriu mes padarėm
3 šūvius. Ne, 4. Vieną čia, grinai šalia, pirmą pramišinom, antrą pataikėm ir hebra pataikiau ten. Nu, blemba, kiek čia gali būti? 8 metrų, 6 metrų, kažkas tame tarpe. Ir tikrai pataikiau. Šį kartą tikrai pataikiau. Einam žiūrėti. We got one here. Tik dabar reikia rasti, kur aš jį pataikiau. Ai va, čia. Hebra, headshotą dar įrūrinau. Naša propozicija. Vienas čia, bageris. Kitas įlindo į urvą, but we got some bloodstains over here. And there's another one over there with some bloodstains also. Yeah, those little buggers just going straight to the hole when you shot them. So we're gonna toss some poison also, yeah, and gonna leave it rest. Girl, you look so fine, but her breath is like, woo. She says she wanna dance, but I don't know how to woo. Baigiam 5:04 ir 5:07. Nušovėm kokius 4-6 golferius. Visų nerodžiau, nes O dabar važiuojam į FF 201 ir 202. Ten jau Milesas sužymėjo spotus. Vakar ar šiandien purškit tuos lęšius ten tam FF. Ir vykstam ten. And over there is a mommy. Dabar kaip sustojau ir tiesiog žiūriu, tai pizdiec. 1, 2, 3, 4, 5, 6 golferiai tiesiog eating. They eating right now and they are out of nests. So what we gonna do right now, We're gonna load right here the gun in the car. And we're gonna open the door slowly. They didn't even notice. Hey man, they didn't even notice that I opened the doors. And we just got, she saw me, but this is not a problem, Oh shit, I missed. Okay, one dead. Oh no, he's not dead. Now he's dead. There's one. Oh man. It's nice to hide in a car. I can see there's another one. There's 1, 2, 3, 5 more. 4 more. Oh yeah, baby. To save the poison, we shoot the gophers, Okay, I see one also, but I just see ahead. So that's not good. Oh, there you go. Got him.
Okay, and there's more over here. I missed. Got him. There's three down. There's fourth down. Oh man. Like 4 gophers right now. We're gonna wait a bit more. Right over here. We're gonna hide in the car because it's a perfect spot. Atsiprašau, kad angliškai kalbu, bet kartais įsijungia mano personažas kvailas ir kad žiūrėtų Milesą su Dylanu ir Devinu, galbūt nusiųs jiem ištrauką šitas, tai todėl. Bet wow, 1, 2, 3, 4, dar 5 ir 6 ten toliau, bet lemą jau per toli. O, dar vieną matau. Bet toli žiauri. O, fuck, pramisinau. Pramisinau vėl. O, kokios karštos tūtos, oh shit. Ai, va, dar vienas, matau, čia grinai šalia. Fuck, pasislypė. Ai, va, matau, I see ya. Nėra. Bet tas padla žiauriai toli. Nežinia, ar pataikiau. Man atrodo, kad ne. Nenoriu sulaukti komentarų, kad oi, debilas, ką tu čia šaudai. Nebūtų galima, suprantat, nešaudyčiau. Mano toks darbas dabar. Man už tai moka, suprantat? Tai jeigu kažkam nepatinka, tai galite šitą vlogą išjungti, prasukt. Ką galiu pasakyti, kam. Turim 4 goferius. Čia nice. Vienas vis tiek įsirideno į holą. Nes čia tai 5 tikrai nušovo, bet mačiau, kad vienas lyg įkrito į holikę, bet ir įbėgo į vidų. Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. Ką, baigiam 202 ir 201. Prišaudėm dar golferių. Vėl baigėsi nuodai. Tai porą spotų neužnuodijo. Tai nežinau, ar reiks grįžti ar šiandien ar ne. Bet kol kas baigta. Milesas daugiau nelabai turi ką atsiųst. Kaip ir iš kai kur ką matė, tai nelabai matė. Ir ką, varom chatą. Dar pietų neturėjom, tai o dabar turim, kiek mes turim valandai. Po 1:20 dar pietų nevalgėm, tai varom kažką sukrimst ir žiūrėsim, ką toliau veiksim.
Praeitais metais, sakė, žiauriai daug žiogų buvo. Pažiūrėkit, vien tik žiogai. Žiogas po žiogo. Žiogas, 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 žiogas. Žiogas, 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 žiogas. Grasshoperiai. Tai šitą rapsą važiuosim parduot. Paskutinis rapsas likęs. Tai va vienas bokštas ir šitas bokštas. Tai dabar pilam į Super B ir po to Mausas važiuos parduot. A ne? Ne. Kaip greitai pradėjau lyt. Per minutį tiesiog viskas šlapia. Uždarėm paskutinio hoperio tentą. Užtentavom, žodžiu. There's another bin full of canola. Bokščiukai išvalyti. Baby. Clean as hell. Varam, išpilsim šitas išmatas, kurias išvalėm. Sudėsim įrankius į vietas ir greičiausiai we gonna call it a day today. Nuspaudė kaukį. Važiuojame namo. Pabaigiam darbą su bokštų valymu ir iš Super B. Perpiliam truputį rapsų į traidumą, nes per daug svorio, leistino ant kelio, tai nenorėjom rizikuoti, tai tiesiog biškį permetėm į traidumą. O ką, važiuojame namo, pasidarė darbus, susimatysim rytoj. Apsišūdinus nosis, kur aš šitą nosį buvau įkišęs viliamvačikai. Kažkai ar ne, kokiai mergai iššigna. Zdarova, zdarova, visi sveikinasi, vakarinis pasisveikinimas, žodžiu. O taip, sveiki, sveiki. Oh man, I love Gravelberg. Hello, hello. Hey. Sveiki, sveiki. Grįžome namo. Susimatom rytoj. Jo, greičiausiai rytoj. 1, 2, 3 rytojus. Palūkėk minutę, tu sakai, jog nori grįžti atgal. Nemanai, kad per vėlu. Verdama maldauji tu manęs, kad bent ištarčiau gal. Bet tavęs nesuprantu, aš ne toks. Tu sakai, bet nieko negirdžiu, tu lieti, bet nieko nejaučiu. Tu sakai, bet man jau nesvarbu, nesvarbu. Nusipirkome vanilinių pieno, bandome jį supilti į kavą. Į darbą jau vėluojam apie 10 minučių, bet man pochai, nes mes geriam vanilinį pieną. Kad jūs žinotumėt, koks šitas pienas brangus, bet jis koks skanus. Oh my god. Žiauriai gerai. Rytų pradėjimas su kavyte yra žiauriai gerai. Kažkaip Lietuvoje tos kavytės negerdavau. Gerdavau, bet taip nedažnai, žinai. O čia kažkaip, aišku, čia irgi ne visą laiką, ten kokį kartą, žinai, tiesiog užmiršti ar nenori ant tos kavos. Bet šiaip per savaitę 3-4 kartus tai išgeri tikrai ryte kavuką. Žiauriai pagyvina visą, žinai, judesį.
pakeičia judesį. Ne, palauk. Ai, prisiminiau. Pakeičia liūdesį į judesį. Tai čia gal ne kad liūdesį į judesį, bet čia... Ai, karoči. Taigi rytą pradėjom nuo kaušą deginimo. Šita žolė susiformuoja, kai per daug nitrogeno būna, trąšų. Nitrogenas, trąšų žodžiu. Tai čia porą pečiukų, porą pečis padegiam ir vat čionais yra. Ir tuos mažiukus irgi laitinam. Tai šiandien nelabai vėjo turim, bet poška tai jo papa, žinokit. Biškį padegi, užtektų va tik tiek ir kad čia viskam sudegtų. Bet kad greičiau viskas būtų, tai tiesiog palaitinam porą viečiukių. Malsas pranešė ugniagesiam, kad šiandien deginsim, tai no problem. Aišku, 600 km į šiaurę Narrow Hills vyksta per 10 metų didžiausi gaisrai miškų. Nes kaip tik googlinau čia prieš porą dienų, kur galima pažvejoti upėtakių, tai Saskačevane geriausia ten ta vieta, Narrow Hills, 600 km į šiaurę, kaip sakiau. Ir ten dabar vyksta tiek tokie dideli gaisrai, kad čia prieš porą dienų, savaitgalį gal labiausiai matėsi. Ir kai važiavau savaitgalį į Mūsdžio miestelį, tą gitarą ten nusipirkt, tai antiek buvo visur dūmų kamuoliai atpūtę. Nes vyksta keli gaisrai ir Albertoje į vakarus ir diduma realiai vyksta Saskačevane šiaurėje. Ten labai skiriasi gamta nuo pietų, kur aš čia esu, o ten žodžiu vien tik taiga tokia. Tai dėl to ir vyksta ten tokie gaisrai. Šiaip žiauriai dideli gaisrai. Neįsivaizduojat, galit pasigooglint Narrow Hills Fire ar kažką tokio. Va. Dega jo papa, Jo papa. Tai biškį palaukiam, kol pradės dūmint taip. Ten dar nuvarysim su kastuvu, apkasim biškį aplinkui. Aplinkui, kad netyčia, jeigu išplistų, bet visur žolė, bet ne žolė, suodega, bet ne pelė, kas. Taigi agurkasgi. Tokie rytiniai darbai. Tai va šitos vietos yra didžiausios, kur šita kauša yra. O po to ant 403 laukų yra porą viečiukų, kai šitą poizinau ir šaudžiau golferius, tai mačiau. Bet tai varysim vėl šiandien, sudegint ten tas vietas. Čia tokius dalykus darydamas jaučiuosi baisiai nelegaliai, kad darau šitą nelegaliai. Bet viskas legalu tiek pat, kiek vairuot mašiną čia nuo 16 metų. Pranešiu ugniagesiam, jeigu kažkokį didesnį campfire darai ir tiesiog degi, ką reikia. Tai keista, bet čia taip yra, žinok. Šiandien nelabai užsiėmėm šaudym, bet
Tiesiog randam skylių iš karto nuodų užberiam. Bet dabar žiūriu. Blemba. 1, 2, 3. Fuck, gal. Pažiūrėsim, ar čia kažką pataikėm ar ne. Vieną pataikėm. Atvažiavau dasimušt lauko, kur vakar pasibaigė nuodai. Žiūrėkit. Nuodai gerai veikia. 24 valandų poveikis. O gal net ir mažiau. Tai 1, 2, ten 3 ir ten 4 buvau radęs. Šitas aparatas truputį sunkiai kuriasi, kai būna šilta diena. Tai iššaukiau 3-4 kartą, po to visai normaliai. Dabar pirmas prasukimas buvo, tai biškai sunkiau. Po pietų vyksim į Rosjardą. Truputį ten pasidarbuosim, John Deere Milesas nuvarė, tai nereikės važiuoti su John Deere. Su Toyota varysim. Tai susimatom ten. Atvažiavom į Rosjardą, tai va, sutvarkysim dėžes. Sukrausim šitus vieną ant kito su John Deere'uku, išvešim paletės į burn pitą ir jo. Greičiausiai šiandieną bus ir su šitu darbu žodžiu šiandieną ir išbaigsim, tai let's get it. Dylanas pildosi su Devinu purškimą. Vieną tenka. Žodžiu, visi dirba, niekas nešvaideliauja, sakau aš jums. Nieks čia dūros nestumia. Nupirkam naujų maišų, kažkada čia nenupirkom, o tiesiog pasiėmė. Kam pirkti, jeigu duoda, ne? Jūs sveikinasi su jumis iš ketvirtadienio ryto. Važiuojam Poison Golferių. Vienas laukas, ten 4 tokie spotukai. Tai gerai prabėgsim, ginklų net neėmėm, nes su tuo ginklu po to automatiškai plus 2 valandos pasidaro į viršų dar nuo. Žodžiu. Tai užtektinai golferių poizinimų matėt, tai ties čia ir pabaikim. Greičiausiai pavadinimas bus ūkis, Kanada 12, ūkis golferių hunting and poisoning. Beje, vakar taip dieną ir baigiam. Devinas po to prisijungė padėti man, tai tas dėžes ten greitai sulupau. Sudubasinau, sudėjom ir be jo nebūčiau tų dėžių užkėlęs mėlynų, kur reikėjo vieną ant kitos sukelt, nes blemba is kinda tricky, nes ten yra tam tikros kojos, kur į tam tikrą spotą turi padėti, o ant viršaus dar dangtis ar kas ten, neprisimenu. Tai žodžiu, visai tough. Bet greitai sudėjau, jis man rodo, žinai, šakės taip, į priekį, biškį atgal, padėk, pakelk, žinai, suprantat. Grįžom iš golferynų, uždarėm visus bokštų, kitus. Blet, kaip sunku lietuviškai pasakyti, karačia, dančius, va, reiktų, debilas. Uždarėm dar ir tų ten toliau. Išplovėm vieną bokštą, dabar laukiam, kol Devinas pripildys Dylaną dar vienu tenku ir po to nuveš drilą į Rasą ir plausim drilą ir vežimą. Pamatytumėt, kokie kačiukai užaugę. Tu einam parodysiu. Beje, uždarėm ir šitą, kurį plovėm praeitą savaitę ir šitą. Lemba, gal katinai miega dabar.
Prieš 20 minučių tai jie čia davėsi aplinkui, kaip išprotėję. Jep, visi miega. Nu tai okei, neturiu kitą kartą pėsim tas žmonės. Atvarė Devinas drilą su kartu į rasą. Varysim plaut. Eik, tu namas čia. Ir bunkeris reikės plaut ir viską. Bliamo, kai tingiam. Ką? Darbo pabaigikį. Pakruojam chemijos paletį, kurią reikia į kiemą nuvežti. Greitai prabėgam, ką šiandien padarėm dar vakare. Nuplovėm drilą. Čia sezono gale prašojo vienas šianko cilindras. Tai visur tepals, nenusiplovė. Bet visas dailus, tai rytoj nuplausim dar traktorių, pabaigsim kartą plaut ir pavažiuosim truputį į priekį, sutepsim visus ratus, visą kitą ir panašiai, tepimo taškus, žodžiu. Ir jo, paruošim kitam sezonui. Tai šiandien skaityk nuo pietų berods darėm šitą. Jo, nuo pietų. Tai beveik pabaigėm kartą plaut irgi. Tik beliko vidų išplaut. Drilas realiai nuplautas. Po to gal čia atstumsim į priekį ir su kerchu nuplausim tą tepalą. Arba fermoje. O dabar, sakau, važiuoju į fermą, iškrausiu paletę dar. Ir susimatom rytoj, penktadienį. Čiau. Labas rytas. Penktadienis norėčiau žiūrėti, bet nėra jėgų, esu piktas. Kavos šiandien ryte negėriau, kaip matot, nes pasibaigė kava. O vakar visai nepastebėjau vakare, žinai. Tai bliamba, šiandien rytas be kavos. Jį visiškai suraitytas rytas. Sujibačintas, sudobacintas rytas. Kokie šiandien darbai? Nuplaut traktorių, pabaigt plaut kartą, sugrįsint visus ratus, visus tepimų taškus ir palikt kitam sezonui švarę ir padarytą. Dar pervarysiu traktorių į kitą vietą prieš grįsindami, kaip sakiau, kad dumblų negautume ropodami po apačią. Ir dar sakė, keli šiankų cilindrai irgi lykino tipo per sezono gale, tai nežinau, kaip mes pastebėsim, bet kažkaip sakė, kad ten įmanoma pamatyti.
Varysim dar chemiją priduotą, kur vakar pakroviau į work trucką. Tai tokie reikalai. Šiandien iki pietų dirbu, nes varau į kirpyklą, greičiausiai. Tai va, taip savo, žinai, pasismokyti iki pietų. Bimbam, o po to jau, žinai, savaitgalis jau visą kitą. O, Kaulas grįžęs namo. Tai gal su Kaulu varysim pažvėjoti į savaitgalį. Kokią dieną savaitgalio, Baltijai turi pacas. Dylanas su Chevrolet Camaro Undercovered Bumblebee atvarė. Pacukas. Taigi, baigiam darbo dieną. Norėjom viską pasibaigti iki pietų, tai kaip tik ir pasibaigiam. Tai nebuvo laiko ten kažką filmuot, kažką bla bla bla. Žodžiu, tas pats per tą patį plovėm traktorių ir drilą. Ir tai yra ir kartą, drilą vakar nuplovėm. Tai šiandien tik su Dylanu dirbam. Devinas išvaręs kažkur savaitgalį. Tai šiandien ryte tik išdūmi. Tai jau šiandien darbe visiškai nebuvo. Malsas išvažiavo į Asineboją išvežt rapsų, kanolos. Taigi ką, atėjo dar vienos savaitės pabaiga, blemba žiauriai murzinas veidas. Tai jau, skelbiu 12 vlogo pabaigą ir susimatom 13. Čiau.